Gerą dieną. Šiandien noriu Jums parodyti, kaip reikia gyvinti vandenį. Kas įdomiausia, gyvintas vanduo, jis turi ypatingų savybių. Atrodo tai paprastas vanduo, bet poveikis yra labai didelis. Vadovaujuosi aprašytų metodų knygoje Druska ir vanduo. Neatsimenu, kieno parašyta, yra knygynuose lietuvių kalba. Tai va, tam reikia butelio. Nesvarbu, plastikinis butelis, svarbu, kai jis būtų apvalus ir stangrus, gana stangrus. Sujungimo žarnas, tą žarnikę aš nusipirkau, kiek ten metras kainuoja, 7 litus. Tai va, žarnikės galas ir kitas butelis. Tai va, vieną butelį, vieną bambalį mauni ant kito. Įsuki, kad nebūtų jokio tarpelio. Va, padarai tokį dalyką. Tada tikriausiai žinot, kad vanduo yra gyvas ir jis girdi, jis perima savybės tuo metu, kurios būna. O, minutėlę atsiprašau, kažkokie garsai nelabai paliko. Reik biškį permest atgal. Na va. Tai va. Paprasčiausiai atverčiam ir sukam. Viršų pasukam, kad gautųsi vilkiukas. Matot? Vanduo taip prasuktas, jisai kada? Jame 3. Reikia skaičiuoti skaičių. Čia 3. 4. Sukti, kad jis įsisuktų gerai ir nueitų. Tuo metu savo kambarį, sakykim, galite dėti programą. Aš dedu tokį. Vandenėlį, gyvybės šaltinėlis, sveikatos tų šaltinių nuostabus. Gydyk mus, pripildyk. Ir pasakom, ko iš tikrųjų norim. Šviesos, sveikatos, nuotaikos nuostabios. Bendrumo su viskuo. 6. Tuo metu, kai vanduo sukumas yra, jame atsiranda dalelės. 7. Geriau pirmą dabar apie skaičių, po to apie kitą. Skaičius yra ne šiaip savo skaičius. 8. Yra sveikieji skaičiai. Palauksite, 9. Pasuksiu 13 kartų, po to paaiškinsiu kodėl. O, yra gražiai sukama. 10. Nuostabus vandenėlis. Gyvybės šaltinėlis. Tikėk. 11. Na, 13. O, tik 13. Na, man butelį lieka vanduo. Geras vanduo. Reikia gėlės jau laistytas. Gyvas vanduo neprašai. Ten biškį prilaistyta per daug kažkieno. Ne, šitą vandenį čia reikia pročiškai dėti. Tiek tam. Tai va, skaičius yra ne šiaip sau parinktas. Toje knygoje rašo. Aš jas neskaičiau. Man kai kurios momentus supasakojo brolis. Jisai jas skaitė ir apie tą vandenį papasakojo, aš padariau, tikrai veikia. Galima sakyti, kad tai yra savitaiga, bet pradžia buvo tokia. Sužinojau.
brolis nusipirko kamštį tokį specialų. Nu, jisai kainuoja jau pagamintas 8 ar 9 litus. Jis labai gražiai užsisuka, aišku, skilikė vidury yra mažesnė. Gal poveikis turėtų visgi būti biški kitoks, sakykime, galingesnis. Bet to, ką turiu, tikrai pilnai užtenka. Tada prasakau tos vandenį. Tikrai vanduo yra kitoks. Jisai turi kitokių savybių. Jisai tikrai yra, nu kaip, jėgų suteikiantis. Skaičiai pirmiausia. Sukteriai tam tikrą skaičių. Yra sveikieji skaičiai. Nu, aš čia nelabai užrašysiu. Yra sveikieji skaičiai. Vat yra 1. Prie 1 dedam 1. Gaunasi 2. Prie 2 tai yra po to 1. Prie 1, 1, 2. Prie 1 dėk 2. Gaunasi 3. Tada prie 2 dedi 3, gaunas 5, prie 3 5, 8, prie 5 8, 13, prie 8 13, 21. Ir taip seka galima sekti ir tas sveikieji šitie skaičiai turi labai didelę pasirodo reikšmę. Ta vandenį sukti irgi reikia būtent palei sveikuosius skaičius. Tas mokslininkas jis pradėjo gydyti vandeniu, darė įvairiausius eksperimentus, gydė vandeniu. Pasirodo, jūros vanduo sūdytas visai tam netinka, nes jisai mažina elektros impulsų, signalus. Todėl pasirodo, jisai tam dalykui netinka. Visas kitas vanduo, nu, sakykime, ar iš šulinio, ar iš gręžinio, kokį turi, tokį turi, toks tiks. Pirmiausia, sakykime, pastebėjau tokį dalyką. Pas mus dar, kol nebuvo ten vandens bokštą, nedarė kažkokią tai remontą, ten ar filtrus keitė kažką, vanduo būdavo, patikėkit, toks, kad išbėgdavo iš krano, kvapas būdavo toks, kad nenorėtum gerti. Ką padariau? Tada pildavom vandenį į viedrą. Bet iki šiol, kadangi pas mus Paliepėje nėra vandens, nesvarbu priežastis, tada įpilė į viedrą vandens, 20 litrų viedras, įpilė ir būtina pastatyti tamsiai. Atminkit, vanduo viską girdi, todėl žiūrėkit arba statyti ramesnę vietą, ar dar kažką tais. Toliau, kai vandenį pastatai, maždaug po 1,5–2 valandų kvapas nukviepsta. Ir vandenį ragavus, jis jau neturi nemalonaus skonio. Tas buvo stebėtina ir mes tokį vandenį gėrėm gan ilgai. Tada sužinojau, dar prisiminiau, kad įmetus sidabro, nuvalytą švarų sidabrą įmetus, jisai vandenį ionizuoja. Tai yra, tą žino net karaliai plaudavosi rankas sidabrinėse induose, kad trušas, jeigu yra, kai jį nuplauti. Iki šiol dar prezidentai plaunasi rankas sidabrinėse induose. Kodėl? Todėl. Tai va, vienas sidabro atomas ionizuoja, įelektrina, sakykime, perduoda informaciją 9 milijardam atomų. Tai įsivaizduokit, net mažiausias gabaliukas sidabro, jis ionizuoja 9 milijardus kartų didesnį, gali ionizuoti aplinką. Tai yra tikrai žvėriškai didelis skaičius. Tai va, įmečiau dar sidabrinę monetą. Da, sakykime, jau tą įmetus vanduo vėl pasikeitė. Jisai keičia skonį. Ir nors tie reklamistai, kurie buvo atėję, aiškino, kad labai gražiai paskambina, ar norit atliksim nemokamai tyrimus vandens ir taip toliau, nu, kai pirmas tik sutiko, norit nemokamai daryti, nu gerai, ateikit, nu jie atėjo vienas vyrukas, jis
labai neskubant, labai ten, vienu žodžiu, profesionaliai, psichologiškai dirba, kaip neklausk, bet buvo įdomu, ką jis išsiaiškins. Tai jis man išaiškino, paėmė grinai iš krano vandenį, patikrino, tai ten buvo dalelių kažkokiu tai 650 ant kažkiek tais. Pasakė, kad tas vanduo gali, sakė, būti leistina 150 tokių dalelių. Nu, 100 tai jau dar, kaip sakant, neblogas vanduo, jau galima naudoti. Tai va, čia buvo 650. Aišku, akis ant kaktos išlipo. Tada parodžiau jam tą vandenį mūsų iš kibiro. Jis patikrino tą vandenį, jame buvo, jei neapsiriksiu, 530 tų dalelių, jau nukvėpusiam. Tada jam daviau sidabruotą vandenį. Dalelių skaičius buvo 400 ten kažkiek. Jis buvo didžiai nustebęs, bandė skambinti savo šefams, bet šefams tuo metu ne tas visai rūpėjo ir jiems praktiškai visai buvo dzin, nes girdėjau pokalbį aiškiai ir telefonas buvo labai užgarsintas. Tai va, paklausiau, ką reiškia, jeigu, sakykim, tų dalelių skaičius, nu, kada yra švarus vanduo, visiškai švarus. Sakė tada, kada dalelių skaičius praktiškai kiek įmanoma arčiau nulio. Ir kas, sakau, tada kaip pavadinsi tą vandenį, kas ten yra, ten sakė, yra grynas H2O. Tai suprantat, kaip gaunasi. Katinai žaidė. Kas gaunasi? Gaunasi pasirodo, jeigu išskyrus chemiją yra vandenį kažko, tai jis jau yra nebe vanduo. Čia yra didžiausia nesąmonė, nes tada pasakykit, kur yra vandenyje gyvybė. Aš žinau, tokį praktiškai jau H2O pardavinėja parduotuvėse ir jisai turi galiojimą po pusę metų. Tai dabar paimkite sveikiausią, švariausią vandenį, sakykime, iš šulinio, pasemkit ir pastatykit jūs į pusiai metų. Manau, kad jau po savaitės, po kelių dienų jūs jau nenorėsite žiūrėti ir gerti į tą vandenį, to vandens. Tai va, o ne, nu ką tai reiškia? Tai reiškia, kad paprasčiausiai parduotuvėse pardavinėjimas negyvas vanduo. Negyvas vanduo, jau žinau iš seniai, jis tinka skalaut žaizdas, visus puvėsius, kaip sakant, nuplauti. Nu, tokiem dalykam, tik puvėsį išplauti. Negyvas tik negyvą gali plauti ir kaip sakant, negyvas negyvą tesupranta. Gyvas vanduo tuo tarpu, tai va visa kita, kas yra, tai jis, aišku, siūlė gražiai išvalyti su savo filtrais ir aparatais. Nu, žinom, kad filtrai, spaudimai vandenį žudo, jis tampa negyvas. Tai va, tai aš vis daigi atsisakiau tokio malonaus pasiūlymo, nors su super nuolaidom, ir mes pasilikom prie savo gyvo vandens. Tai va, šitas vanduo yra, kas gaunasi sukimo metu. Sukimo metu, vat yra mūsų smegenys. Jos iš vienos ląstelės į kitą yra perduodamas signalas. Signalas perduodamas per terpę. Yra elementai kaip akumuliatoriai, kurie viens kitam perduoda impulsą. Žinias, kaip sakant. Šitame vandenyje, taip, nesukant, tokių dalelių nėra. Prasukus, tos dalelės atsiranda iš niekur. Tokį vandenį, tikrai, tas mokslininkas tokį vandenį gėrė, kada sumastė, 21 kartą prasuko ir išgėrė vakarės kartu su žmona, kad pasižiūrėti, koks bus poveikis. Gal baigėsi tuom, kad visą naktį negalėjo akių sumerkti. Nėjome vals, energijos buvo daug. Ta vandenį, kaip aš siūlau gerti rytais, prasukai rytą, atsigėriai, gali pastatyti kur nors, kaip, ar iš šaldytuvą, ar dar kur ramiai tamsiai padėti. Jisai praktiškai per dieną jis turi gyvybės. Tas jaučiasi, sakykime, kada pamatai vandenio, nori gerti arba nenori.
ta širdis pasako, norisi gerti, imi geri. Jeigu vat atėjus pietums ar jau vakarop nebesinori, reiškia jisai gyvybės vėl nebeturi. Reiškia reikia pilti lauk kitą prasukti. Taip yra su vandeniu. Jisai gyvas, bet pagrindas yra ne pagaminti gyvą vandenį, o jį išlaikyti. Tas yra nuo senų senovė žinoma, dėl to senoviai būdavo ir šuliniai daromi iš rąstiniai tiktais, daromi iš medžių, kur prieš tai atliktas ritualas ir nesigilinsiu į smulkmenas. Tai va, maniau, kad tai yra paprasčiausiai mano fantazijos vaisius, mano vaizduotės vaisius, ką man taip atrodo, čia savitryga. Paėmiau, atvažiavo svečių, buvo atvažiavę, na, jie šnekėjosi, aš tuo metu paėmiau, supau vandenį ir jiems nei nežinant, kaip sakant, kada jie nematė, gražiai, įpili podelį, prasuka į vandenį, įpili į kitą podelį, daviau paragauti ir vieną ir kitą. Visi sakė, aišku, nežinau, kuris suktas, bet vat tas skanesnis. Kiti buvo svečiai, daviau lygiai tą patį padariau. Įpyliau, nunešiau, apkeičiau, daviau gerti, lygiai tą patį pasakė. Vat tas kažkoks švelnesnis, skanesnis. Ir taip man pasakė ne vienas, nežinau kokį, mėginau tikrai 7 kartus kokius duoti skirtingiam žmonėms, visiškai nežinant to dalyko, kuris yra kur. Visi pasakė vieną. Tas yra švelnesnis, tas skanesnis, tikrai primena vandenį iš šulinio, kuris yra minkštas ir švelnus. Tai va, brangieji, toks yra vandens sukimas. Pagaliau prisiruošiau ir tiesiog jums duodu šitą žinią, nes aišku, vanduo iš šulinio puikus, nuostabus. Jeigu jį dar prasuksit, turėsit dar nuostabesnį. Kas padeda su to vandeniu, ryškiai jaučiasi, kad jėgų daugiau, darbai einasi sklandžiau, jei mąstyti reikia kažką, einasi geriau. Tiesiog mintis iš niekur. Vat atrodo, kaip tą padaryti. Tiesiog taip, pradedi daryti, taip, o čia taip, čia anaip, viskas, išsiriša. Stebuklas, pamėginkit, parašykit būtinai man, kaip jums sekėsi. Jei ką, susisiekit su manim. Mano elektronkė yra nuostabusis.555545@gmail.com. Šitą filmuką patalpinu į YouTube'ą, nors kokybė nėra gera, bet tai žiniai užteks. Tai va, visiems sėkmės. Iki.